Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Tai šiandieną filmuoju pati viena šitą video, Danielis mane padeda, tai yra automatinis fokusavimas, ką darau pirmą kartą. Filmuoju labai anksti dienos, nes kaip sakiau, praeitam video visą laiką filmuoju vakare. Ir turiu naują mikrofoną, tai tiek daug naujų dalykų šitam video, man taip keista. Tai tikiuosi, kad garso kokybė bus šiame video geresnė ir bus maloniau klausyti. Aš turiu labai daug vilčių, iš tikrųjų šito mikrofono taip ir daug net nepratestavau. Šiek tiek ten save bandžiau pasifilmuoti ir pasižiūrėti, tai viskas lyg skambėjo ir gerai. Bet kadangi aš esu gan toli nuo mikrofono, tai dabar bus įdomu, koreguojant šitą video vėliau, kai jį nufilmuosiu, pamatyti, kokia ta garso kokybė ir ar viskas gerai ir ar nereikės nieko perfilmuoti, bet aš tikiuosi geriausia. Ir šiandieną norėjau nufilmuoti tokį paprastą, kaip ir pasiruošk su manimi video, kur aš tiesiog noriu paprastai pasidažyti, nes vėliau eisiu į miestą, paplepėti su jumis, atsipalaiduoti šiek tiek, nekalbėti tiek daug apie makiažą, pakalbėti apie kažką. Yes, I'm filming now. Okay. Where are you? Okay. Danielis paskambino. Pradėjau ten šnekėti, sakau, Danielė, aš filmuoju. Jis toliau šneka, ten klausia, kokie planai, kaip čia jis grįž, kaip jis čia gauda traukinį ir taip toliau. Sakau, Danielė, aš filmuoju. Ai, tu filmuoji? Gerai, filmuok. Nu, žodžiu, tai va, tai ką aš sakiau? Kad jo, noriu padaryti tiesiog tokį labai lengvą, paprastą video. Tiesiog pasidažyti, paplepėti. Nu, aišku, aš šiaip šnekėsiu su kamera dabar 2 valandas. Velykų rytui, ar vakarui, ar dienai, nežinau, kokiu metu žiūrėsite, o gal ir net po Velykų, tiesiog prie kavos. Aš turiu kavos, o dieve, tuo einu pasimti. Aš neturiu kavos. Nubėgau į kambarį tokia laiminga, nes prisiminiau, kad buvau pasilikus kavos, nes man patinka gerti šaltą kavą, kai jinai atšąla. Galvoju, va, pasimsiu prie video ir išgersiu tą kavą ir dabar pamačiau, kad kažkada aš ją išgeriu, bet aš to neatsimenu. Tiek to. Tai pasiėmiau visą dėžutę makiažą, ką noriu šiandien naudoti. Mačiau, kad mano veidas ir sausės, bet labai norėjau naudoti šitą Physicians Formula bazę, nes noriu labai turėti tokį šiandien lengvą ir paprastą makiažą, ne matinį, o labiau tokį švytinti. Ir norėjau naudoti šitą L'Orealio pudrą, nes dar vis nežinau, ar man jinai patinka ar ne, tai dar vis noriu ją bandyti. Bet pamačiau, kad mano nosis kažkokiu būdu čia lupasi, tai nenaudosiu šito dalyko, nes šita bazė jinai labai suteikia švytėjimo, bet jinai iš tikrųjų nėra drekinanti visiškai. O šita pudra, jinai iš tikrųjų, mano nuomonė, netinka sausai odai. Nežinau kodėl, bet kai mano yra sausa oda, jinai man gan išryškina tos sausumas ant mano odos. Tai nusprendžiau naudoti MAC Strobe Cream, šitą bazę, ir nusprendžiau naudoti šitą MAC'o Face and Body Foundation pudrą. Jinai yra labai lengva, tokia kaip vanduo grinai, ir jinai visiškai nesausina veido ir veidą palieka tiesiog visiškai tokį šlapę, gal taip galima pasakyti. Dabar mano kompiuteris yra man kaip veidrodis. Nežinau, kaip gausis man šnekėti ir tuo pačiu dažytis, nes aš pagavau save, kad kai aš dažausi ir šneku tuo pačiu metu, būna taip, kad, pavyzdžiui, pradedu šnekėti ir taip. Tai va, tai šneku ir tepu tą pačią vietą 5 valandas. Visą laiką tai būna, tiesiog užsifilmuoju ir nebesusikoncentruoju daugiau ties makiažu, pradedu susikoncentruoti ties kalbėjimu. Šiaip iš tikrųjų, apie ką norėčiau pašnekėti apskritai ir apie ką, manau, man yra gal aktualiausia šnekėti, tai norėčiau jums papasakoti tokią kaip ir istoriją, gal taip galima pavadinti, apie mano praeitus metus. Šiaip dabar esu gan pozityvus žmogus, tiksliau ne gan, o labai pozityvus žmogus. Aišku, nesakau, kad mano gyvenime viskas yra rožiam klota, bet aš esu laiminga. Aišku, aš nežinau, kas bus kitais metais ir kai kurie dalykai mane gąsdina, kai pagalvoju apie ateitį. Nebuvau visada tokia pozityvi. Dabar aš tikrai esu pozityvi ir aš stengiuosi visą negatyvumą patraukti iš savo gyvenimo, gal taip galima pasakyti. Ką reiškia, kad aš stengiuosi būti labiau produktyvesnė, nes jeigu aš būnu aš esu toks žmogus, kad jeigu aš nieko neveikiu, tai aš nieko ir neveiksiu. Aš miegosiu visą dieną ir nieko neveiksiu ir aš vėliau norėsiu dar daugiau miegoti ir tada dar daugiau neveikti. Bet jeigu aš turiu kažką padaryti, jeigu aš turiu kažką nuveikti, aš darau, aš būnu produktyvi ir aš nesiskundžiu ir aš būnu laiminga. Tiesiog esmė ta, kad man negalima sau leisti atsipalaiduoti. Ką reiškia, kad nueit miegoti, žiūrėti daug filmų. Pavyzdžiui, vakar pažiūrėjau 5 filmus per vakarą. Tai čia nieko nereiškia blogo, čia yra gerai, nes kartais reikia ir pailsėti. Aš pastaruoju metu esu gan pavargusi,
Tai viskas čia su tuo yra gerai, bet kartais būna taip, kad aš pradedu tuo piknaudžiauti ir per daug sau leisti ir tada patampu tokia labai tuo pačiu ir negatyvi, nes kai nieko neveiki, prasideda tokia kaip depresija ar kažkoks nuotaikos nebuvimas. Tai aš stengiuosi viską iš savo gyvenimo pašalinti. Stengiuosi būti kuo produktyvesnė, stengiuosi bendrauti su tais žmonėm, kurie mane skatina daryti kažką ir nesėdėti vietoj. Ir nebuvau visada tokia. Ir ne visada supratau, kad man kažką reikia gyvenime keisti, ta prasme savo veiklą ar savo mąstymą, nes būtent dėl ko apie tai šneku, nežinau, kad labai daug žmonių išgyvena depresijas, labai daug žmonių yra nelaimingi ir jie patys nežino dėl ko. Ir kas buvo man praeitais metais, kad man niekas niekada nediagnozavo jokios depresijos, bet aš jaučiausi tokia nelaiminga ir tokia bevertė ir aš nežinojau, kas man yra. Manęs visą laiką Danielis klausdavo, kas tau yra, gal galiu kažkuo padėti ar kažką, ir aš sakydavau, nežinau. Nežinau, ką tu gali padaryti, nežinau, ar tu man gali padėti, nes aš nežinau, kas man yra. Man rytais nesinorėdavo keltis. Aš nesakau, kad aš tik gulėdavau lovai kaip kokia ligonė ir nieko neveikdavau. Ne, aš viską darydavau. Nemanau, kad žmonės pastebėdavo, kad aš turiu kažkokią problemą, bet aš labai daug praleidau progų bendrauti su žmonėm, su kažkuo susipažinti. Aš turėjau kažkokią baimę ar kažkokį nerimą, ar net nežinau kaip aiškinti, tiesiog man buvo labai negera ir aš negalėjau su nieko apie tai net pasišnekėti, nes aš jaučiau, kad aš pati nežinau, kas man yra, tai kaip aš galiu su kažkuo apie tai šnekėti, kaip aš galiu kažkam papasakoti, tai jeigu aš pati nežinau, kas man yra, kaip man kažkas gali padėti. Ir aišku, su tuo aš įskaudinau Danielį labai ir galbūt ir savo draugus, ir buvo ir metas, kai buvau susipykusi su savo geriausia drauge. Ir esmė yra tame, kad visi sakydavo šitus žodžius visokius, kad pradėk nuo savęs, būk laiminga, leisk tau kažkam padėti. Nu, žinote, visi motyvaciniai žodžiai, kad viskas labai priklauso nuo tavęs, tau nieks negali padėti, kol tu pati nepradėsi padėti sau. Tiek daug visokių būdavo aplinkui motyvacinių žodžių, motyvacinių dalykų, arba kai žmonės tau sako, viskas bus gerai, arba neliūdėk. Tokie visokie žodžiai, nu, man nieks nepadėdavo, nes aš pati suprantu, kad aš turiu būti pozityvi ir tada viskas bus gerai. Bet tai nėra taip lengva tiesiog imti ir viskas, dabar aš esu laiminga ir viskas yra gerai. Taip neišeina, taip niekas nevyks. Ir taip mano ta vadinama depresija tęsiasi pusę metų, aš manau. Tiesiog norėjau, atrodo, užsidaryti savyje ir niekom neleisti prisartinti, nieko neprisileisti arti, nes tiesiog galvojau, kad man vis tiek niekas negali padėti ir mane nervindavo, kai man sakydavo tuos visus motyvacinius žodžius, kur prieš tai sakiau. Ir dėl ko aš dabar jums šitą dalyką pasakoju ir dėl ko tai yra mano nuomonė svarbu, nes kaip ir sakiau, aš niekada netikėjau tais tokiais, kad pabusk, būk laimingas ir viskas bus gerai. Žinot, kaip sako, lengva tau sakyti. Nu tai vad grinai aš visada taip ir galvodavau, nu lengva visiems sakyti, bet gyvenime taip nevyksta. Bet iš tikrųjų esmė yra tame, juokingiausias dalykas visame šitame yra tas, kad aš tuo patikėjau. Nuo ko viskas prasidėjo, tai galbūt nuo to, kai aš pavargau. Aš tiesiog pavargau būti pavargus, aš pavargau būti liūdna ir aš pavargau nieko neįsileisti gyvenimą, nebendrauti su žmonėm, užsidaryti. Pavargau nuo tos būsenos. Tada aš tiesiog pradėjau kažką keisti. Keisti tai reiškia, aš pradėjau keltis anksti ryte, pradėjau daryti savo dienotvarkę, kad taip, atsikėlus ryte, aš susitvarkysiu namus, išgersiu kavos, pasižiūrėsiu per YouTube savo mėgstamiausią YouTuberę, ką jinai gero įkėlė. Po to eisiu išsimaudysiu, eisiu susiruošiu, eisiu pasidažysiu, tada eisiu, sakykime, darbą, paskiau grįšus iš darbo padarysiu valgyti, tada susitiksiu su draugė ir tiesiog, aišku, kartais ta dienotvarkė būdavo tiesiog, kad aš atsikelsiu ryte, susitvarkysiu namus ir žiūrėsiu filmus. Bet tai vis tiek buvo kažkas, kas man neleido sėdėti ir galvoti apie blogus dalykus ir tada aš pradėjau vis daugiau ir daugiau dažytis ir mane tai motyvavo, nes aš visą laiką atsikėlusi, pasidarydama darbus, galvodavau, va, noriu pasidažyti, noriu kažką išbandyti, noriu kažką įsikelti, noriu parodyti Danieliui, kad jisai vertintų. Ir tai kažką brandino, kūrė ir kaip ir jau esu sakiusi, kad aš visada labai, iš tikrųjų, čia šiauriai karšta. Aš visada labai norėjau filmuoti YouTube'ą, bet visą laiką
būdavo ta tokia kažkokia baimė, nepasitikėjimas, galvojimas, kad tai ne man, aš negaliu, aš ne tokia kaip tos youtuberės, aš nemoku gražiai dažytis ir visi tie tokie išsigalvojimai. Tai va, ir aš visą laiką turėjau tą tokią baimę kažkokią, bet man vis tiek tas makiažas labai pagražindavo dieną, suteikdavo laimės kažkokios, kad ir kaip tai durnai skambėtų, bet aš tikiu, kad kiekvienas jūsų, kas turi kažką, kas jums patinka, ir aš tikrai žinau, kad kažkas kiekvienam žmogui patinka. Kiekvienas mes turime tą savyje kažkokią uknelę, kurią tiesiog reikia uždegti. Nes man makiažas irgi visą gyvenimą nebuvo taip, kad o dieve, makiažas, tikrai ne. Ir aš niekada net negalvodavau, kad man tai patinka iki kažkurio momento, kai aš pradėjau to užsiminėti ir man tada pradėjo to trūkti, kai aš to nedariau. Ir tai viskas prasidėjo, tie visi planai, kad atsikėlusi pasidarysiu tą. Mano toks ir toks planas. Aš nesakau dabar, kad reikia visiems planuoti, ką veikti. Bet kai aš turėjau labai daug ką veikti, man neliko laiko galvoti apie blogus dalykus, man neliko laiko galvoti apie kažkokias depresijas, ar apie kažkokias nelaimės, ar kažkas tokio. Ir tada pradėjau pastebėti labiau tą savo kažkokią meilę makiažui, kad man labai patinka dažytis, man patinka kažką bandyti, man patinka kurti, tada man labai patinka nusifotkinti, nes aš jaučiuosi labai graži ir man makiažas suteikia pasitikėjimo savim. Ir tada aš pamačiau iš tikrųjų tie žodžiai, kad atsikelk pozityvus ir būk laimingas, galvok pozityviai, neleisk negatyvų įveržtis į tavo gyvenimą, iš tikrųjų yra teisingi žodžiai. Ir kad aš visą laiką tiesiog to neįsileisdavau, bet kai tai atsibosta ir kai tu iš tikrųjų pradedi galvoti realiai, kad jo, iš tikrųjų gal reikėtų kažką daryti apie tą pozityvumą, kažkaip čia kažką keisti, ir kai tu pradedi daryti tai, nes tau tiesiog atsibosta gyventi tam negatyve ir tam liūdesy ir taip toliau, tada viskas pasikeičia. Aš manau, kas yra svarbiausia, kad mes pamirštame tai, kad mes turime elgtis su kitu žmogumi taip, kaip mes norime, kad jisai elgtųsi su mumis. Aš tikiu, kad kiekvienas žmogus nori, kad su juo elgtųsi gražiai, kad jį įvertintų, kad su juo būtų mandagus kitas žmogus. Mes nenorim, kad su mumim kažkas elgtųsi egoistiškai, arogantiškai. Tai nereiškia, kad jeigu tu kitam žmogui padėsi, kad ir tau tas žmogus vėliau padės. Bet visą laiką reikia pradėti nuo savęs ir nesitikėti nieko iš kitų. Aš, pavyzdžiui, pradėjau su žmonėm bendrauti taip, kaip aš noriu, kad jie bendrautų su manim. Tai nereiškia, kad aš kartais nepastebiu, kai žmogus elgiasi negražiai, arba kai man meluoja, arba kai yra šiek tiek gal dviveidis, bet aš elgiuosi taip, kaip noriu, kad elgtųsi su manim, ir aš pradėjau žmonėm linkėti gero, net ir jeigu pamatau kažką, kas mane iš to žmogaus sunervina ar nuliūdina, aš pradedu žiūrėti iš jo pusės. Tiesiog pradėjau elgtis su kitais žmonėm taip, kaip noriu, kad jie elgtųsi su manim, ir mane tai daro laimingą, nes aš esu neprikrauta šūdo, mano galvoj nėra prikrauta šūdo, mėšlo, ir tai irgi labai priveda prie pozityvumo. Nežinau, aš jaučiuosi taip, kad aš jau nusikalbėjau kažkur į lankas nuo to, ką pradėjau šnekėti. Ir mano moralas viso šito kalbėjimo yra tas, kad tikrai nuoširdžiai pabandykite kažką pakeisti gyvenime. Pirmas dalykas tai pradėkit veikti. Net ir jeigu neturit ką, kas gali atrodyti, kad neturit ką. Tikrai, manau, visi turim ką veikti. Kad ir plauti indus kiekvieną dieną. Visi turim ką veikti ir tai gali užknisti. Bet jeigu neturit ką veikti, jeigu nežinot, kas jums patinka ir plausit indus savaitę kiekvieną dieną, pradėsit suprasti, kaip tai jūs užknisa ir kaip jūs norite veikti tai, kas jums iš tikrųjų patinka. Tai va, ir tiesiog stenkitės pašalinti tą visą negatyvą iš gyvenimo ir pamatysit, kaip jūsų gyvenimas pasidarys pozityvus. Bet viskas visada prasideda nuo jūsų. Ir elkite su žmonėm taip, kaip norit, kad jie elgtųsi su jumis. Darykite tai, kas jums patinka. Tai nežinau, ar iš tikrųjų čia kažką supratot. Tiesiog norėjau išsipasakot, nes, kaip ir sakiau, man praeitų metų pusmetis galbūt buvo iš tikrųjų gana sunkus. Man buvo nelengva su savim gyventi pačiai. Dabar greit pasidažysiu antakius. Naudosiu Anastasijos pieštuką, kurio jau taip senai nenaudojau. Tai manau, kad tiesiog greit pasidažysiu ir nekalbėsiu, nes manau, užtruksiu valandas. Pasidažiau antakius ir supratau, kad yra dar porą dalykų, ką norėjau pasakyti. Tai vienas iš tų dalykų būtų tas, kad kas man dar labai padėjo, kai aš blogai jaučiausi. Tai, kaip minėjau prieš tai,
Aš nežinau, kas man yra ir aš galvau, kad man niekas negali padėti. Ir tai yra visiška tiesa, kai jautiesi labai blogai, kai tau yra negera, tau atrodo, kad tau niekas negali padėti, nes tu pats nežinai, kas tau yra. Bet kai aš, pavyzdžiui, supratau, kad aš noriu savo padėti, kad aš noriu, kad man būtų geriau, kad mane jau užknisa, kaip ir prieš tai minėjau, tas blogas jausmas, įsileidau kitus žmonės į savo gyvenimą, pradėjau šnekėti su Danieliu ir kaip ir sakiau, aš nežinojau, kas man yra, aš nežinau, kodėl aš neturiu nuotaikos, bet aš tiesiog pradėjau šnekėtis. Ir atrodytų, kad reikia šnekėtis apie tai, kas man padėtų, man reikia išsilieti, man reikia išsipasakoti ir papasakoti, kas man yra. Bet kai turi žmogų, kuris tau nori padėti, kuris visada yra šalia tavęs, kai tau yra liūdna, kai tau yra linksma. Tiesiog, jeigu nežinai apie ką šnekėti, nes tu nežinai, kokia tavo problema, pradėkit šnekėti su artimais žmonėm. Išsipasakokit. Visada mum ant širdies kažkas stovi. Sakykim, nekenčiu tokio oro, noriu, kad būtų gražus oras, noriu, kad būtų geras oras. Pradėkit šnekėti. Ir kai tu su žmogumi išsišneki apie bet ką, apie kažkokius sunkumus gyvenime, apie kažkas, kas tave nervuoja, apie kažką, kas tave, sakykim, užknisa, tiesiog apie bet ką, kas kažkiek neduoda ramybės. Ir galbūt tai nėra susijęs su ta bloga nuotaika, ar ten ta kažkokia depresija, ar kažkuo, bet faktas, kad tai irgi kažkuom prisideda prie to, jau jum pagerės vien nuo to, kad jūs pasišnekėsit. Ir kad turėsit kažkokį pokalbį, ne apie tai, kad ką valgom šiandien, ar ką veikiam. Tiesiog pradėkit šnekėti apie kažkokias temas, apie ką jūs jaučiat, kad norit, ir aš tikiu, kad tie žmonės bus su jumis ir jums tai labai padės. Ir dar vienas dalykas, aš jau esu minėjus, kad aš labai mėgstu keliauti ir man labai padėjo tas laukimas tų kelionių, man labai padėjo skaičiuoti dienas iki tol, tai tiesiog laukti kažko. Ryte laukti vakaro, kada aš eisiu dažytis. Ir tai man suteikdavo kažkokią laimę. Pirmadienį laukti trečiadienį, nes trečiadienį man ateina siuntinys. Aišku, visada yra geriausia rasti savo būdų. Pavyzdžiui, galbūt man padėjo tokie būdai, o jums padėtų kitokie būdai. Bet aš tiesiog norėjau dabar pasakyti savo būdus, kaip man tai padėjo ir tiek. O ką norėjau dar pasakyti dėl kelionių, tai kad kitą šeštadienį mes su Danieliu važiuojam į Londoną ir aš Londone bandysiu daryti tą vadinamą vlogą, tiksliau gal kitaip vadinamą dieną su manim. Dar kol kas mes tiksliai nenusprendėm, ką veiksim Londone. Esu užsakius mums staliuką Breakfast Club. Ten yra tokia kaip kavinė ar kaip restoranas, kažkas tokio. Ir tada varysim turbūt Natural History Museum, dar nežinau, ir dar kol kas visko nesuplanavom. Aš Londone būsiu dabar 4. kartą, Danielis bus 2. kartą ir manau, kad kažkurią dieną jau ateinančią savaitę sėsim ir planuosim, nes aš, kai varau keliones kažkokias, aš būtinai, ypatingai jeigu yra tai pažintinė kelionė, aš visada turiu viską susiplanuoti, ką aš veiksiu, kaip aš veiksiu ir taip toliau ir panašiai. Ir norėjau jūsų paklausti, kad galbūt kas nors gali duoti kažkokių man gerų patarimų ar kažkokių rekomendacijų, ką Londone pamatyti. Tai mes išvažiuojam šeštadienį, o grįšim antradienį ryte, tai turėsim šeštadienį kaip ir, sekmadienį ir pirmadienį. Tai bandysiu per tas dienas ir jums kažką nufilmuoti, tai šiaip biškį bijau, nes nežinau kaip seksis, kaip aš iš viso net nežinau, kaip tas vlogas ar diena su manim atrodo, nes aš nelabai ypatingai juos žiūriu. Tai jeigu kažkas žinot kažką įdomaus, ką galima nuveikti ar pamatyti Londone, tai gali būti visiškai bet kas. Jeigu galėtumėt kažkas duoti kažkokių gerų rekomendacijų, būčiau žiauriai dėkinga. Važiuojam ten, kadangi bus mūsų metinės. Šį ketvirtadienį mums sueina 3 metai su Danieliu oficialiai, kaip mes esam kartu. Tai tą progą mes važiuojam į Londę, o vėliau, kai grįšim, neužilgo varysim į Lietuvą. Lietuvoje būsiu nuo gegužės 11 iki gegužės 22, tai kaip ir visai neblogą laiką. Galbūt jums atrodo, ar galbūt daugam atrodo, kad kai emigrantai grįžta į Lietuvą, tai būna oi, čia belenkokios atostogos. Bet iš tikrųjų realybė tokia, bent jau mano atveju, kad aš grįžtu. Daktaras, dantistas, daktaras. Aišku, susitiksiu ir su savo geriausiam draugiam, pabūsiu ir su šeima ir taip toliau, bet visą laiką, kai grįžtu į Lietuvą, man tiesiog būna toks stresiškas
laikotarpis. Bet labai džiaugiuosi, kad grįžtu į Lietuvą, nes šiaip aš labai dažnai negrįžtu. Aš per 2,5 metų Lietuvoje buvau pilnai skaičiuojant apie 2 savaitės. Buvau vieną kartą grįžus savaitę, dar vieną kartą grįžus savaitę ir tada grįžus porai dienų per 2,5 metų. Ir irgi Lietuvoje bandysiu jums susukti vlogą. Labai laukiu, nes pagaliau pakeisiu aplinką tiek dabar važiuojant į Londoną, tiek vėliau grįžtant į Lietuvą. Tai labai smagu, nes tiek Londonas man labai prie širdies, tiek Lietuva yra mano visa širdis. Šitą L'Orealio peštuką jau pažiūrėkit, kiek aš sunaudojau. Beveik jo visai neliko. Tai yra vienintelis peštukas lūpom, kurį naudoju, nes man jis taip patinka. Taip minkštai piešia. Dar ant viršaus tik tais kažkokį lūpdažį užtepsiu, kad šiek tiek suteiktų blizgesio. Bet labai norėjau pasišnekėti, tiesiog labai paprastai, be jokios įtampos, be jokių tutorialų ir apžvalgų. Tiesiog pabendrauti su jumis ir tikiuosi, kad šitas video jums patiko, kad buvo malonu pabendrauti ir kad galbūt atradote kažkokią dalį savęs šitame video. Tai va, gražių jums ir skanių Velykų ir susitiksime kitą sekmadienį. Čiau!